Lee Yun-fan, arba mums gerai žinomas Bruce Lee, gimė 1940 lapkričio 27 San Franciske, Kalifornija, JAV. Netrukus po Lee gimimo šeima palieka Jungtines Amerikos valstijas ir grįžta atgal į Honkongą. Dar nuo vaikystės tėvai vaiką supažindina su pramogų industrija. Lee pasirodo pirmose filmuose jau 1946 būdamas tik 6. Be aktorystės užsiema ir pramoginiais šokiais, tampa net Honkongo čia šokių čempionu. Aktorius, šokėjas, na ir maištaujantis paauglys. Prisideda prie gaujos, pradeda muštis gatvėse, tada ir susidomi kovos menais, analizuoja skirtingus kovos stilius ir technikas, na, turbūt pradžiai gerai prasileisdavo su savo šaika. Briusui būnant 18, jiem tenka bėgti iš Honkongo į JAV. Dėl jo nuolatinių muštynių gatvėse, per kurias jis sužaloja vieną iš triados šeimos narių, tad Honkonge tampa nebesaugu. Jungtinėse Amerikos valstijose Lee pabaigė mokyklą ir įstoja į Vašingtono universitetą. Norėdamas papildomai užsidirbti, atidaro kung fu mokyklą. Lee kaip mokytojas pelnė daug pagarbos ir pripažinimo, tačiau ne visi palankiai vertino idėją treniruoti kitataučius kovos menų. Lee anksčiau sakė, kad kinų bendruomeniai tai tapo problema. O viskas vien dėl to, kad mokė kitus, kurie buvo ne kinai. Buvo toks jausmas, kad kung fu yra svarbi jų kultūros dalis, kurios nereikėtų dalinti su kitais. Tuo metu kung fu nebuvo plačiai praktikuojamas vakaruose, todėl tai garsiai nuskambėjo tarp kinų bendruomenės, kad kinas leidžia amerikiečiams lankyti savo kung fu mokyklą. San Francisko kinų bendruomenės lyderiai paprašė Lee uždaryti savo mokyklas ne kinams. Kai jis atsisakė paklusti, jie nusiuntė Wongą, Wing Chun kovos stiliaus meistrą, kuris metė jam iššūkį. Kadangi kova vyko privačiai, visus pasakojimus vis dar sunku sieti su tiesa. Tačiau kai kurie mano, kad Lee laimėjo, ypač dėl to, kad jis ir toliau mokė visus norinčius išmokti kung fu. 64 metais Lee susituokė su savo mergina Linda Emery ir abu persikėlė gyventi į Kaliforniją. Ten susilaukė 2 vaikų, sūnaus Brendono bei dukters Shannon. Persikėlimas pasiteisina, kadangi Lee gauna vaidmenį seriale The Green Hornet. Serialas šedevrų netampa, didelės auditorijos nepritraukia, tad ir antro sezono nieks nebefilmuoja. Na, o Bruce Lee geros valiutos neužkala. Bet jo buvo paprašyta pamokinti kung fu Hollywoodo aktorius. Taip jis uždirbdavo pinigų, imdamas po $150 už valandą ar 500 už 10 pamokų. Treniravo tokius kaip Steve McQueen, James Coburn, Roman Polanski bei Sharon Tate. Bruce Lee kartu su savo sūnum Brendonu išvyksta į Honkongą. O ten serialas The Green Hornet pasirodo labai populiarus. O pats Bruce'as tiesiog žvaigždė. Žmonės jį atpažįsta gatvėj, kviečiamas į įvairias laidas. Jis pasirašo kelias sutartis su Golden Harvest studija suvaidinti keliuose filmuose, tai The Big Boss ir Fist of Fury. Taip tampa kinų bajevykų žvaigždė. Tad turėdamas pradinį kapitalą 72 metais Bruce Lee ir Raymond Chow įkūrė įmonę Concord Production Incorporated, pradeda kurti filmus, kuriuose pats ir vaidina. Taip jie nufilmuoja ir išleidžia keletą filmų: The Way of the Dragon, The Game of Death ir trečiasis išleistas kartu su Warner Bros. Kompanija Enter the Dragon, kuris tapo tikra kino klasika. Filme The Way of the Dragon suvaidina mums visiems gerai žinomas Chuck Norris. Taip šioje kino juostoje susitinka 2 veiksmo filmų herojai. Tai turbūt vienintelis filmas, kuriame Chuck Norrisas taip stipriai prasileidžia malkų.
Galbūt dėl to, kad jis tik vėliau tampa Volkeriu, Teksaso Rangeriu. O kasgi buvo pirmasis Bruce Lee kung fu mokytojas? Tai taip pat gerai žinomas Ip Man, kuris mokė vieną iš kung fu atšakų pavadinimu Wing Chun. Dar vaikystėje tėvas nuveda mažąjį Bruce Lee mokintis kovos menų bei jų disciplinos. Būdamas 13 tampa Ip Mano mokiniu. Bruce Lee, būdamas Amerikoje ir dirbdamas prie vienos iš kino juostų, pradeda jaustis prastai. Prasideda pastovus galvos skausmai, kol vieno filmavimo metu jis tiesiog nualpsta. Skubiai išgabenamas į ligoninę, kur jam nustatoma smegenų edema, nuo kurios ir prasideda galvos skausmai nualpimai. Pasijutęs geriau ir išleistas iš ligoninės, jis vėl išskuba atgal į Honkongą tęsti filmavimo darbus. Ir staiga pasijunta blogai. Išgeria nuskausminamųjų ir nueina prigulti, bet taip ir neprabunda. Bruce Lee miršta 1973 metais Liepos 20 dieną Honkonge. Mirties priežastis edemos sukeltas smegenų ištinimas.